Iškilmingame Lietuvos socialdemokratų partijos posėdyje Mokslų akademijoje buvo įteikta net 30 vienkartinių vardinių stipendijų gerai besimokantiems studentams. Partijos bičiuliai asmeniškai rinko iš universitetų rekomendacijų ir sprendė, kurį studentą paremti. Kiekvienais metais įteikiam studentams vienkartinę stipendiją, kuri yra 500 litų dydžio. Šitą stipendiją teikiam studentams, kuriuos pateikė aukštosios mokyklos, atsižvelgiant į tai, kad jie būtų gimę, augę didesnėse šeimose ir pagrindinis rodiklis, kad jie gerai mokosi. Praktiškai jų vidurkis yra nuo 8,5 iki 10. Stipendijas teikė europarlamentarai, Seimo nariai, regionuose dirbantys socialdemokratai. Paramą gavęs būsimasis medikas sako, kad jam, kilusiam iš 11 vaikų šeimos, labai džiugu, jog pasiekimu galės pradžiuginti ir savo tėvelius. Aš manau, iš tikrųjų reikėtų už viską padėkoti tėveliams, kad jie visą savo gyvenimą atidavė vaikams, jie negėrė, nerūkė, tiesiog matėsi tą meilę jų. Ir aš esu šeštas, kuris studijuoja aukštoje mokykloje. Aiškės, dar sesuo irgi, 7 irgi studijuoja medicinos universitete. Tiesiog tai tėvų nuopelnas ir tikrai didelė, galima sakyti, drąsa ir pasiryžimas atiduoti savo gyvenimą, galima sakyti, dėl vaikų. Šiaulietis Andrius Šedžius stipendiją skyrė romų tautybės šiaulietei. Mergina studijuoja muzikos pedagogiką ir daug dirba tautų santarvės labui. Pasirinkimą nulėmė tai, kad iš tiesų romų tautybės mergina aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, gerai mokosi ir yra aktyvi kovotoja už tautinių mažumų Lietuvoje teisės. Tai kai aplink yra šiuo metu tiek daug nesantaikos visuomenėje, tiek daug pavydo, tiek daug neapykantos, tikrai maniau, kad būtų labai teisinga palaikyti tokį žmogų, kuris vis dėlto aktyviai kovoja prieš šios reiškinius Lietuvoje. Todėl manau, kad Kansuela įvertins tai, kad jai yra parodytas dėmesys mūsų socialdemokratų partijos ir šitą mažytę paramą jai tikrai padės. Stipendijoms lėšas politikai aukoja iš asmeninių pajamų. Pinigai tai yra mūsų asmeninės lėšos tiek Lietuvos Seimo narių, tiek europarlamentarų bei kitų aktyvių partijos bičiulių. Tai čia nieko bendro neturi su parlamentinėm išlaidom, tai yra mūsų asmeninės lėšos. Prieš Kalėdas vardinės stipendijas socialdemokratai paskirsto jau 6. kartą.